Bėgi. Blom. Antroji naktis su naujomis kambariokėmis Sandrai Gelinis nagų lakavimas neatnešė daug džiaugsmo. Ir kodėlgi mergina atsikėlė 3 valandą nakties? Nu nežinau, kažkas naktį besta. Aš negaliu miegoti. Tokioj smarviai. Aš sapnavau, kad miriau. Ir geriau jau būčiau tikrai numirus, nes tokioj smarviai gyventi neįmanoma, kaip tvarte kokiam. Mano ten dar gėlės paliktos. Tai įsivaizduokit, kas jom bus. O kai atšyla, dar tu miegojai gerą porą valandų kaip niekur. Laitai išlieka ir šitaip noriu tave. Po kelių valandų ir Domantė išsiropštė iš lovos. Ir visai nepanašu, kad ji blogai miegojo, ar būtų jautusi blogą kvapą. Gal tai ji gadina orą? Domantė, ar nejauti smarvės miegamajame? Smarvė? Ne, aš tai nieko nejaučiau. Aš šiaip kitų auros negadinu. Kai noriu besdėti, einu į WC, į balkoną, kartais į maišelį paperėčiau. Štai ir besišypsanti Živilė. Jie atsikėlė paskutinį ir liko vienintelė įtarimoji. Nejaugi ji gadina orą ir neleidžia buto savininkai išsimiegoti. Gėda pelėda Živilė, negražu gadinti svetimos aplinkos. Aš gadinu aplinką. Aš bezdu. Kuri čia tai pasakė? Kuri čia tai pasakė? Nu, pizdės, nu va dabar tai įsiaiškinsim. Nu, kuri čia tokia protinga? Tai jinai čia su aukštuoju. Žodžiu, aš nebezdu. Nu gerai, buvo porą kartų. Bet jeigu šitą princesę nemaitintų savo sugedusiu maistu, tai man viskas būtų gerai. Vis tiek besdi daugiau negu šneki. Pamaniau, kad jei Sandra bus ramesnė, tai su Živilė galėsiu artimiau pabendrauti. Nes priešus reikia arčiau laikyti. Prieš metus aš buvau niekas, bet po to aš atradau savo gyvenimo fontaną. Don Gandon, atrask savo gyvenimo fontaną. Bemiegė naktis ir muštynės su Živile visiškai išvargino Sandrą Gelinis nagų lakavimas. Mergina vos ištuštinusi kavos puodelį, ėjo ilsėtis į miegamąjį. Tai įsivaizduojate Sandrą kokią parazitką, visos blondinės tokios, dar Sandra tas vardas iš viso. Tai gerai, daromės pusryčius pačius. Nu tai ką, tai Sandra turi mus išlaikyti, tai nemėginę valgyti. Pasidarom, va, pažiūrėkim. Ko? Nieko. O, žiūrkė, viskas suėdė, aš sakau, blondinės, parazitės. Nu ką, eisim į parduotuvę? Aš pinigų tai neturiu. Tai Sandros yra. O tu žinai, kur jinai padėjusi? Taigi rodė. Merginos, gėda jums, ne tik neleidžiat naktį išsimiegot, bet ir vagiat. Oi, negražu. Domantė. Nu kas? Man kažkaip pastaruoju metu stresas dėl visų šitą realybės. Dėl ko? Nu, tu taip, įtampa tokia. Aš greitai nubėgsiu.
šūdas. Na ir sunkus rytas Sandrai gėlinis nagų lakavimas. Turbūt bus juoda katė kelią perbėgus. Ir Sandra pamiršai duris užrakinti. O, girdi? Girdi? Čia iš mūsų. Sandra. Kas čia, Sandra, čia tu? Ne, o tu? Kakadu, blėt, atvesi Sandrą, atrakinsiu chatą. Kažu skaitys. Tu girdėjai išpirkos prašo. Sandros, nu, ble. Kviečiam policiją. Tu durna, tai net ne mūsų būtas čia. Ne, bendrai ir girtas mes. Piški, nedaug. Slavkos Lombardas. Tik pas mane geriausios kainos. Mažiausi procentai. Ramiau! Nu, man sunku. Kas tau sunku? Maišiukas sunkus. Apkabinam. Grįžim pasimsim. Tai kokia tu protinga. Ai, nesau. Merginos, supratusios, kad be Sandros gėlinis nagų lakavimas negalės grįžti į butą, nusprendė eiti tiesiai pas Sandrą gėlinis nagų lakavimas į darbą ir į namus grįžti tik su ją. Padėjo. Kur jos tas salonas? Sako čia? Šios. Mergo! Tai čia tavo salonas? Čia laikinai. Some fire falls on a city, and I lie here awake, watching as you're sleeping. I'm thinking of better ways to say what you mean to me and clear all your doubts. Touch your heart and touch your soul and let it all out loud. And I say, oh.